Labą dieną visiems. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tokioj įtemptoj konkurenciniai kovoj čia susirinko labai nemažai klausytojų. Tai tikiuosi nenuvilti jūsų lūkesčių. Iš tikrųjų, kaip suprantu, šitam kambarį vyks renginiai susijęs su verslo priežiūra apskritai. Ir šita sesija tokia, šitai temai tarsi įžanginė, tarsi daugiau ir tos idėjos ir reformų daromo autoriai turėtų šnekėti. Turėjo būti ir potencialūs kritikai arba pratęsėjai darbų arba ne. Tai yra iš opozicijos, bet kažkaip tai jie nusprendė paskutiniu momentu turbūt pavilioti kitus rinkėjus, ne jūs. Tai jų nebus. Deja, šiandien, kaip organizatoriai sakė, sužinojo. Iš tiesų, pradėsiu nuo to, čia tikrai nieks neapkaltins, kad yra politinė reklama, nors yra iš politinės reklamos paimta, tai yra iš mano partijos konkurentų, iš konservatorių partijos reklamos, tai paimta ir čia toksai politinių pažiūrų testas jiems buvo. Ir vieną dalyką, ką jie prašo pasirinkti, tai kokios parduotuvės labiausiai patinka. Iš esmės tai apie visus verslus, kokie labiausiai verslai patinka žmonėms. Ir aišku, čia nenuostabu, kad reikia rinktis C variantą, nes visiems gražiausiai atrodo, nes viena čia sovietinė maždaug parduotuvė, kita tokia, kur vienas labai daug turi ką prisikrauti, o kitas Elgeta. Tai toksai trečią kelią siūlo vis dėlto konservatorių partija, tai yra tokį ūkininko krautuvėlę, taip gražiai pavadino. Bet iš tikrųjų, dėl ko aš tą noriu kaip iliustracijai pasirinkti apskaitai, tą pirmą pranešimai, tai tam tikrą prasme tai yra mano kalbėjimo schema, nes norėsiu pasakyti apie tai, kur mes kažkada buvom. Prisimenu dar kai kurie, kur mes kažkada buvom. Galbūt kur esam, nežinau, ar mes čia esam, ar ne čia kaip vidury, ir į ką einam, ir kaip čia mes sužinosim, kada ateisim. Iš tiesų, ką noriu dar pasakyti apie tą ir kodėl tai svarbu, įžanginiai daliai, kad man atrodo, kad priešingai negu teigiama šitoje reklamoje, kad reikia rinktis čia reikia ne politiškai. Ne politikai ir ne rinkėjai turi pasirinkti, kokios parduotuvės, tarkim, tarp B ir C labiau patinka. Turi pasirinkti konkretus vartotojai. Čia yra, man tada, svarbus dalykas. Ir kai eina kalba apie verslo priežiūrą, mes irgi turim neįsijausti per daug. Mes turim neužmiršti, kad renkasi ne politikai ir ne reguliavimo kūrėjai ir ne inspektoriai, kaip turi viskas atrodyti, o renkasi klientai. Ką daro verslo priežiūra, jinai padeda, kad klientai nebūtų apgauti. Klientai pačia plačiausia prasme, nesvarbu, ar tai būtų pardavėjai, ar tai būtų, sakykime, žmonės, kurie kvėpuoja oru, kuris mano, kad yra švarus, o pasirodo, kad užterštas. Čia pačia plačiausia prasme. Dar noriu ką pabrėžti, kad vis dėlto ta skaidrė irgi gera yra dėl to, kad jinai iliustruoja, kad mums tikrai reikia galvoti apie rezultatą, apie tikslą, ką šiandien daug buvo šnekėta. Nesinorėtų šnekėti apie verslo priežiūrą, kaip ten, kur mes daug sukamės, daug kažką tai darom, o rezultatas neaišku koks, kad daug dirbam. Nepaslaptis, kad tenka nemažai ataskaitų matyti, kuriame tas inputas, o ne outputas yra akcentuojamas. Netgi pranešimai spaudai ir panašus dalykai išskiriami, kurie tiesą sakant niekam ir neįdomus yra išskyrus pačią instituciją, kuri tos padarė. Mes turim rodyti rezultatą, ką mes pasiekėm. Ir iš tikrųjų, palyginant su kokia metafora, tai aš galiu pasakyti, kad jeigu mes norim iš taško A į tašką B nukakti, arba į tašką C, čia, tarkime, norim kažkur nukakti, kažką pasiekti, tai ne tai, kiek mūsų automobilių apsukos, kiek apsukų variklis padarė mūsų aktualu yra, bet tai ar mes nukakom ar nenukakom. O kiek ten tų apsukų, gal ir svarbu mechanikams, kurie tai užtikrina, bet tikrai ne vartotojai. Ir iš tiesų, kalbant apie tą tikslą, kas leitmotyvas, kuris turėtų eiti, man atrodo, verslą prižiūrinčių institucijų darbe, kad tikslas nėra pagauti tais atvejais, kai yra padaromas pažeidimas. Tikslas nėra pagauti už netinkamą darbą. Tikslas yra padaryti taip, kad netinkamų darbų nebūtų. Tikslas yra padaryti taip, kad pažeidimų nebūtų. Iš esmės, tai kuo daugiau pagaunama, kad kažkas elgiasi netinkamai, reiškia, tuo mes dirbame blogiau. Nes žmonės dirba netinkamai, tikslas nepasiekiamas. Čia, kai sugrįšim prie to, ką ir kaip reikia matuoti, čia, manau, atrodo, yra
ypatingai svarbus aspektas. Mes vis dar įpratę matyti, kad mes tikslą pasiekėme, kai pagavome konkretų žmogų, kuris pažeidė teisės aktą. Aš jau nekalbu geras teisės aktas, blogas, bet tarkim, kad puikus, ypatingai reikalingas ir jo pažeidimas yra blogai. Tai jeigu mes pagavom, kad jisai blogai dirba, reiškia, mes neatlikom daugybės namų darbų iki tol, kad tas žmogus dirba blogai. Jeigu mes ateinam ir patikrinam ir viskas gerai, o tada tai yra tikslas pasiektas. Nes tai reiškia, kad viskas yra gerai, ko mes iš tikrųjų ir norime. Mes norim iš taško A nukakti į tašką C, tarkime. Ir asmeniniam gyvenime ir kitose srityse mes puikiai tai žinom. Ir noriu tokią įdėti iliustraciją. Socialinė reklama buvo plati, ar ne, kad diržu proto neįkrėsi. Ir mes savo vaikus auklėdami irgi tai žinom, kad diržu proto neįkrėsi. Norint, kad vaikas elgtųsi protingai, reikia kiek kitokių priemonių. Aš nežinau, nenoriu dabar filosofuoti apie tos diržus, mano tėvų ir senelių kartoj gal kitaip atrodydavo, bet mes tikrai įsivaizduojam, aš taip spėju beveik visi, kad norint, kad vaikas elgtųsi gerai, siektų tų tikslų, kurias mes manom, tai reikia, kad jisai ugdytųsi gerus įgūdžius. Nereikia nuolat bausti už blogus įgūdžius. Ir vėl tu to nepadarėjai, ne, išbaram ir dar ko nors nubaudžiam, ar ne? Mes puikiai žinom, kad jeigu mes pagirsim, kad jisai padarė gerai, parodysim, kaip padaryti gerai, kartu padarysim taip, pavyzdžių savo pademonstruosim, tada ir bus tas geras rezultatas, tas vaikas ir darys gerai. Sakau, mes asmeniniam gyvenime taip tarsi ir žinom, identifikuojam, kas yra kas. Kai persikeliam į viešą erdvę, į darbą, man atrodo tiesiog labai svarbu šito sveiko proto taisyklės neužmiršti. Elgtis iš esmės taip pat. Jeigu norim gero rezultato ir akcentuoti gerus dalykus, o ne blogus dalykus. Ir čia įdedu tokį paveiksliuką, kuris tiesą sakant bus ant viršelio verslo priežiūros vadovų, kurį gaus, kadangi daug verslo priežiūros institucijų yra ir darbuotojai, tai pirmam etapė turbūt kas trečias darbuotojas, bet aš tikiuosi, kad bent jau kiekvienam kabinete daugmaž gulėjęs, nes tiražas 3000, bet ir tai tik kas trečiam užtenka. Paskui antram etapą gal daugiau, bet čia, manau, yra ta vizija, apie ką mes turėtumėm kalbėti, kai kalbam apie verslo priežiūrą. Mes turim ne diržu bandyti protą įkretinėti, bet turim iš tiesų padrąsinti, turim norėti, kad neprisidarytų mūsų klientai ar vaikai bėdų, kad kitiem bėdų nepridarytų, bet būdas tai pasiekti nėra nuolat. Negalima, draudžiu, neišeina, baudžiu ir taip toliau. Tikslas yra įdiegti geras manieras, išmokyti to dviračiu važiuoti ir išmokyti važiuoti tvarkingai. Bet tam reikia ir padrąsinti, ir pastumti, ir palaikyti, ir patarti, ir visų kitų dalykų. Kalbam apie tikslą, tą reikia ir daryti. Ir iš tikrųjų, aš daugiau skaidrių beveik ir nerodysiu, šitą ir kabės, bet konkrečios problemos kai kurios iškyla, labai praktinės. Aš tikrai labai daug bendravau su verslo inspektoriais, visas 10 apskričių apvažiavau ir su vadovai šnekėjau, išskyrus Vilniaus apskritai nebuvo, bet visur kitur. Ir aš pabandysiu eiti per tokias konkrečias problemas, kurios iškyla būtent inspektoriams ir nuo kur į kur mes turėtume eiti ir kur esam. Problema, tiesą sakant, galbūt ir nedidžiausia, bet galbūt ir didžiausia, kai pažiūrėsiu, tai problema yra ta, kai aš paklausiu inspektorių, ar jūs kada nors, kai paskambinat anoniminiam pirmam klientui, jūs tik pradėjote dirbti arba naujas verslas įsteigė ir jūs paskambinate ir sakot, aš čia iš tokios inspekcijos, ar jūs įsivaizduojat kitam ragelio gale šypseną? Tai aišku, tos šypsenos niekas neįsivaizduoja. Po to, jeigu jau pažįsti tą inspektorių, galbūt jau santykiai susiklostų, gal ta šypsena yra. Bet šypsenos iš pat pradžių niekas neįsivaizduoja. Ir aš tikrai galiu suvokti, kad dirbti tokiom sąlygom yra ne pyragai. Kai tavo klientas tave traktuoja kaip tavo priešą. Nekas. Labai norėtųsi dirbti geresnėm sąlygom. Ir iš tiesų galima tai pasiekti. Aš atsimenu prieš 2 metus per vieną televizijos laidą, kai vienas emigrantas lietuvis verslą Anglijoje pradėjo, sakė, aš tik pradėjau verslą, pas mane iš karto atėjo iš prižiūrinčios institucijos, paklausė, ko galime jums padėti. Tai visa publika susirinkusi, maždaug, kaip juokinga, ar ne? Bet iš tiesų, dabar jeigu taip realiai pažiūrėjus, mes truputėlį prie to artėjam. Taip, tas 1 metų deklaracija, pagalba verslui juda, iš tikrųjų apklausos ir verslininkai sako, kad tai mato jie tos dalykus, jie gal nežino apie reformą, daugelis visiškai nežino, bet jie jaučia besikeičiantį požiūrį, visą tai juda,
Turime ir tokių aspektų, kad seni įpročiai groja. Man vienas pažįstamas verslininkas, kaip perdavo tokią žinią, sako, paskambina man iš vienos inspekcijos, įsisteigiau prieš 2 mėnesius ir klausė, laba diena, gal galim ko padėti, gal kas neaišku. Tiesiog telefoną, ne, ačiū, nieko nereikia, padėjau ragelį. O paskui, bet iš tikrųjų taigi reikėjo paklausti. Ir tas neaišku. Tai tiesiog reikia suvokti, kad tos gerus santykius reikia lipdyti ir gerą įvaizdį, pagristą įvaizdį reikia lipdyti. Bet tai yra labai svarbu, elementarus draugiškumas, nuo kurio viskas prasideda. Tai tarsi ir nieko yra, bet tarsi ir viskas. Vat Giedrius, po to gal reikės gal atims iš jo metaforą, nes iš jo išgirdau labai graži analogija buvo. Atsimenam mes kaip kažkada tai santechnikai, dujininkai ir visokie kiti darbuotojai elgdavosi, kai ateidavo į butą ką nors remontuoti, ar ne? Tai mes iš tikrųjų nežinom, ar jie gerai dirba ar blogai, ar ne? Ar jie ten geri santechnikai ar blogi. Bet mes žinom, ar jie paskambino iš anksto, ar jie pasisveikino, ar jie nusiauna batus, ar jie nenustumdo daiktų mūsų, ar jie neapibara vaikų, ar jie atsisveikina, va šitos dalykus. Tai nenuostabu, kad ir apie verslo prižiūrėtojus žmonės lygiai tą patį atsimena. Kaip viskas realiai atrodė. Galiu dar vieną pavyzdį pasakyti. Vakar vakarieniavom su Simeon Pas, kuris šnekės apie teismus. Puikus viešbutis, puikus restoranas, Narutėje, maistas labai geras, viskas tiesiog puiku. Bet išeinant galvoju, kur tas mano lietpaltis, kurį iš manęs paėmė, ar ne, prieš tai blaškausi, nerandu, nes nieks nebeatiduoda jo, tai ten, prieina man tas iš recepcijos žmogus ir taip, taip piktai kažką tai aiškina, toks durnas, aš nesuprantu, nors suprantu, kad pasiklydau, durnai kažkaip, nežinau kur. Bet iš esmės kokia situacija, kad vienintelė frazė, kai kažkas priėjo ir ką nors piktai pašnekėjo, aš nebenoriu ten eiti. Yra daugybė kitų vietų, kur skaniai maitina. Ir daug kitų gerų vietų. Ir ko gero, kiekvienas iš mūsų turim tą jausmą ir reikia turėti galvoje, kad ir apie mus kiti žmonės taip pat susidaro įspūdį. Tas yra irgi, tarsi nieko nekainuoja ir tas yra labai svarbu. Iš tiesų, aš dabar nerodysiu to, bet galiu pasakyti, kad kas yra labai džiugu, kad kai klausėm verslininkus, o pradėjom klausinėti, čia ūkio ministerijos daugiausiai dėka, nors kartu tos darbus dirbam, tai verslininkai tą pastebi, kad yra geriau. Ne tik iš atsiliepimų gatvėje, kai mane kur nors Aukštadvario turgelėje sustabdo vietinės kavinės savininkas ir sako, kad žinot, pagerėjo, bet ir objektyviai apklausos tą rodo. Žmonės sako, kad pagerėjo. Tai su tuo tikrai noriu pasveikinti mus visus, kad šitoje vietoje stiklinė ne tik, kad nėra tokia pusiau tuščia ir ne tik, kad pusiau pilna, bet ir arti pilna yra. Judami gerą. Tai ir man atrodo, kad prestižui ir viskam tai bus labai gerai. Tai štai čia vienintelis spalio 4 mes anonsuosim šitas, iš tikrųjų, galutinai bus sudėliota tos apklausos rezultatus, bet štai čia rezultatas. Buvo klausta, ar pastaruoju metu pagerėjo ar ne. 64% sako, kad pagerėjo situacija. Puikus rezultatas. Aš tiesą sakant, netgi vargiai galėjau tikėtis, kad jisai gali būti toksai, bent jau šituo aspektu. Ir aš darau vieną išvadą, kad visiems žmonėms norisi elgtis draugiškai ir mandagiai. Būna išimčių, bet iš esmės visiems norisi elgtis. Per visą tos 10 apskričių, kur važiavau, tik tai vienas vietinis vadovas man sakė, tai ką, negi mes tokie korumpuoti turim būti, kad mandagiai, draugiškai ir gerai elgtis. Vienas tik tai. Visiems kitiems atrodo normalu, kad reikia draugiškai elgtis. Ir tai yra tarsi ir nesvarbiausias, bet gal ir svarbiausias dalykas. Tai dėl to aš apie jį nemažai šneku. Perinant prie kitų dalykų, kai mes analizuojam, kokios yra problemos, kodėl verslas nesilaiko tų reguliavimų, kurie yra nustatyti. Vėlgi, aš jau nekalbu apie tai, kad dalis reguliavimų gal ne patys prasmingiausi ir geriausi yra. Nes tikrai taip yra ir tas yra akivaizdu. Bet kai klausimas, kodėl nesilaikoma, pagrindinė priežastis, jie šitų reikalavimų nežino. Elementariai, nežino. Ir iliustracija tokia, jeigu viena institucija padaro, žiūriu, darbo inspekcijos atstovas irgi savadą ir tai yra kiek ten 40 puslapių vos ne savadas teisės aktų, tai iš kur gali žinoti? Natūralu, kad nežino. Todėl reikia konsultuoti, aiškinti apie tai, kas svarbu. Mes prie to žinojimo dar sugrįšim, bet čia yra labai svarbu dar dėl daugybės dalykų. Kad suvoktum vėlgi, kiek žmonės gali nežinoti, noriu iliustruoti irgi iš Jungtinės karalystės pavyzdžių. Ne tik Lietuvos maisto veterinarijos tarnyba nustatė, kad kiniškose restoranuose yra daugiau pažeidimų, bet ir Londone tą patį nustatė.
Dabar, kai pradėjo tyrinėti, kodėl taip yra, paaiškėjo, kad nežino žmonės, kad ant tos pačios lentelės negalima ir žalios mėsos pjaustyti ir daržovių. Nežino. Kai mes daugelis, ir ypač maisto veterinarijos tarnybos darbuotojai, turbūt išaugę higieniškoje aplinkoje, dėl to į tą darbą pasirinko galbūt, tai turbūt net į galvą nekyla, kad gali nežinoti. Bet iš kitos aplinkos atėję žmonės, jie nežino netgi elementariausių dalykų, netgi tokių dalykų. Jau nekalbu apie subtilesnius. Tai aišku, dėl to konsultavimas ir švietimas natūraliai, jeigu tai yra pagrindinė priežastis, ir turi atsirasti pirmoje vietoje. Vėlgi čia darbo inspekcija gali papasakoti, kaip dvigubai sumažino mirtingumą darbe, kaip patys sako, iš esmės per prevenciją ir švietimą. Bent jau aš tokią prezentaciją girdėjau ir kiti dalykai. Tai yra efektyviausias dalykas. Ta reikia akcentuoti, reikia konsultuoti ir šviesti, nes tai yra pagrindinė teisės aktų nesilaikymo priežastis. Ne tai, kad per mažai buvo nubaustas, per maišą diržo gavo, bet kaip ir mūsų vaikai, iš tiesų jie kartais nežino, ko mes norim, nes mes nesugebam aiškiai pasakyti. Būkime atviri savo. Mes tikrai kartais pasakom per greitai, per sudėtingai, per neaiškiai, per komplikuotai ir dėl to jie nežino. Tai lygiai tas pats ir su verslu. Kita problema. Ką aš girdžiu dažnai šnekėdamas, kad žmonės jaučiasi nesaugus, dėl ko įvairiausių priežasčių. Paskambins koks žurnalistas, arba ateis koks nors etatinis klientas, arba apsireikš koks politikas ir pasakys, kad eikit patikrinti ten, nes ten tai jau tikrai yra baisu. Nu tikrai. Ir, ką, žurnalistas sako ir dabar nenueisiu. Tai tikrai parašys kitą dieną, kaip tinginiai, nieko nedaro, viskas blogai. Arba politikas, lygiai taip pat. Arba tas etatinis skundikas koks nors. Irgi jis eis tos pačius laikraščius politikus ir visur šnekės ant galvų, kaip blogai ir tikrai padarys problemą. Tai atsakymas yra vienas, ką daryti ir, tarkim, mokesčių inspekcija visiškai neblogai tą yra įsidiegusi. Aš drįstu sakyti, nepaisant to, kad rizikos vertinimo sistemas turi ir daugelis kitų, bet tokią, kuri leistų inspektoriui jaustis visiškai drąsiai, man atrodo, kad žiūriu į mokesčių inspekcijos atstovus, turbūt tik tai jūs gal turit. Kuri pasakytų, kad, taip, ačiū gerbiamas politikė, gerbiamas žurnalistė už informaciją, tikrai labai naudinga, kai ateis laikas ten patikrinsim, bet kol kas mūsų rizikos sistema labai aiškiai identifikuoja, kaip prieš tai pranešime buvo, kur yra tas fokusas, tas taikinys, ką tikrai reikia daryti, o tuo pačiu, ko negalima daryti. Nes jeigu aš darysiu tai, kas yra penkto svarbumo dalykas, aš, tai reiškia, tuo metu nedarysiu pirmo svarbumo dalyko. Tai labai svarbu iš tikrųjų, norint apsiginti nuo to šokdinimo tokio neadekvataus, turėti rizikos vertinimo sistemą pakankamai aiškiai ir suprantama visiems. Kaip pasakytų, taip, labai ačiū už informaciją, bet mūsų visa analizė rodo, kad iš tikrųjų, kol nueisim vėliau, bet ne dabar tenai. Tai yra saugumo garantas pačiam inspektoriui ir bet kam kitam. Ir net nekalbu, kad tai yra efektyvios veiklos garantas, bet ir žiūrint iš inspektoriaus pozicijų, tai yra didelis saugumas. Sakau, kad nebūtų taip, kaip ta pati maisto veterinarijos tarnyba, visą laiką aš iškeliu tą pavyzdį, kai kavinė iškepa kugelį Šiaulių miesto žmogui labiausiai nenusipelniusiam ir tai kaip tyčia Seimo narys yra ir jis pasako, eikit patikrinkit tą kavinę, nes ten tikrai kažkas blogai, jie tikrai nenoriai, nedrąsiai ten nueina ir pagrumuoja tada pirštu, žinot, kugelį kepėt, tai bulvės buvo neužpajamotos. Sugalvota toks pagrumuojamas pirštu, kuris net ko gero ir be pagrindo yra. Tai žmogus, kuriam tenka daryti tokį darbą, jis natūralu, kad jisai pats savęs gali nustoti gerbti, kai pagal tokius šokdinimus tenka dirbti darbą. Tai tikrai reikia turėti įrankį apsiginti nuo bet ko. Rizikos vertinimas ir darbas pagal tai yra šitas įrankis. Žiūriu registrų centro atstovus vėlgi. Vilniaus Energija nepateikė ataskaitos, ar ne? Šokdina dabar ataskaitos nepateikė. Taip, keli tūkstančiai irgi nepateikė dar, ten nešokdinama, tai klausimas, kodėl mes elgiamės taip, o ne kitaip. Jeigu yra aiškus atsakymas, tai rizikingas veiksmas, ar tai rizikinga įmonė ar ne, atsakymas bet kokiam kritikui gali būti labai lengvas ir iš esmės neatremiamas. Vėlgi, kita problema, kurią turime, kad dažnai, kai inspektorius ateina į įmonę, tai jisai natūraliai tikrina, pirmiausia, jisai pasirenka tokią įmonę, kurią lengviau yra patikrinti, tai yra rizikos vertinimas, dažniausiai tai būna. Verslininkai dažnai guodžiasi, kodėl jūs tų garažininkų netikrinat, kurie net neužsiregistravę niekur, kodėl jūs einat pas legaliai gerai dirbančias įmonės ir vėl. Atsakymas paprastas ir žmogiškas, nenoriu nieko kaltinti, einam ten, kur lengviau, apeinam visą laiką kliūti iš tos pusės, kur lengviau. Jeigu nevertinam rizikos, tai taip ir elgsimės ir rezultato nepasieksim, bus blogai. Bet kai ateinam, ką mes tikrinam irgi?
Inspektoriai vieni vienokį išsilavinimą turi kitokį, vieniems vienas dalykas svarbus atrodo, kitiems kitas. Jeigu mes nesisteminam šitų dalykų, tai mes tikrinam bet ką. Iš tikrųjų bet ką. O dažniausiai taip atrodo, kad inspektorius yra padėties šeimininkas ir jis tikrina bet ką, o iš tikrųjų jį už nosies vedžioja jo klientas ir jisai atveda prie pirmos nuodėmės, kur yra mažiausia, už kurią mažiausia bauda. Tada inspektorius nustatė šitą problemą, išrašė baudą, galbūt 2 metus iš eilės ir ramu tada kažką tai nustatėm, kažką radom, išėjom, o problema lieka. Nesakau, kad taip yra visur, bet to yra ir išeitis yra viena. Turi būti labai aišku, kas yra svarbiausia, kas ne, atėjus tikrinti, o tas aiškumas ateina per tos klausimynus vadinamus, kur patys inspektoriai turėtų iš savo patirties išrinkti iš visų tų daugybės reikalavimų būtent svarbiausius aspektus. Būtent tai, kas tikrai svarbu, kad nebūtų kas nors tenai dėl kokios pamestos instrukcijos baudžiamas ar dar kažko, bet dėl to, kas tikrai gali sukelti pavojų gyvybė. Nuo tos pačios lentelės, tarkim, mėsai ir daržovėms. Ne? Nu, tai tikrai svarbu. Ar yra ten koks nors dažų sertifikatas, kad jie gali maistui ten tinkant kokios nors ten sienos ar dar kažko, arba kiek ten grindys atsilaupiusios, ar kiek ten paviršius glancinis, jau nebe glancinis, o matinis, galbūt tai antraeiliai dalykai kažkurio vietoje. Bet yra dalykai, kurie tikrai svarbus, kur tikrai, jeigu įvyksta apsinuodinimai, tai dėl to, o ne dėl kitko. Tai tas yra svarbu ir tuos kelis punktus reikia išiškinti. Dėl to, sprendžiant tą problemą konsultavimo, toje pačioje Anglijoje, instrukcija elementariausių dalykų 5-6 yra padarytos 27 kalbom ir plus dar paveiksliukais. Kad būtų tikrai aišku ir žemesnio negu vidutinio intelekto žmogui, kalbančiam labai bet kokia iš esmės kalba. Tai mes irgi turim mano supratimą eiti prie to ir plus, kad tas klausimynas būtų adekvatus ir suprantamas. Kad nieks vėlgi negalėtų kalti, daugybė kitų dalykų, nieks negalėtų kalti inspektorius, o kodėl tu nepatikrinai to? O todėl, kad tai niekam neįdomu iš tikrųjų, dėl to, kad tai neveda prie jokio tikslo. Ir kartu, kad inspektorius žinotų, kad jis patikrino tai, kas svarbiausia. Klausimynai yra saugumas ir vienai pusiai, ir kitai. Aš iš verslo pusės jau sakau, jeigu pas kokią kirpėją neatėjo užsirašęs klientas, jinai išsitrauks tą klausimyną su paveiksliukais, galbūt ir lenkiškai, jeigu ten Vilniaus krašte ar dar ko, ir pažiūrės, ar aš tikrai turiu tą. Priešingu atveju jinai nepažiūrės tų tomo didžiausių. Ir čia yra tas efektas dar kaip Rubikono peržengimas, ar ne? Iš esmės, pradėjęs tik veikti verslininkas, jis bijo visko, jis bijo kažką pažeisti, ateis, nubaus, bet jeigu vieną kartą jau kažką padarei blogo, jau žinai, kad kažką blogai padarysi, koks skirtumas, ar tu vieną tam pažeidimą padarysi, ar 10, ar 100, vis tiek turėsi problemų. Faktas, koks skirtumas, viena problema ar 100, vis tiek bus problemų, gal nedrįs jau ten nuskalpuoti visiškai, bet reikia grįžti prie to, kad rimtus pažeidimus daryti reikia bijoti ir labai, o nerimtus galbūt ir nekreipti tiek jau ir daug ir dėmesio, kad ir kaip eretiškai taip skambėtų. Dar vienas dalykas, su kuo susidurima. Ateina į įmonę patikrinti, o ten chaosas. Nieko ten nėra. Žmogaus atsakingo nėra, popierių nėra, kur ten kažkas užgriozdinta, neprieisi, nepatikrinsi, neaišku, toks lengvas chaosėlis. Užtrunka viskas natūralu ilgai, žmonės pradeda bijoti, tie, kuriuos tikrinam. Ką daryti? Reikia įspėti, kai ir viešo administravimo įstatymas jau reikalauja beveik 3 metai, kad bent prieš 2 savaitės, kada ateisim. Iš kitos pusės, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš neišleisiu į komandiruotę šito žmogaus, kuris atsakingas už tai. Galbūt pasiderinsiu laiką, paskambinsiu, sakysiu, o žiūrėkit, man tas atostogose žmogus dar, gal galite ateiti po 2 savaičių ir 2 dienų, arba jisai išeis atostogų tada, ateikit anksčiau. Arba daugybė visiškai buitinių praktinių situacijų, kurios leidžia susikalbėti ir pasiekti tikslą. Dokumentai, kurių reikia, jie bus išknisti iš ten tų nedegančių spintų ir pasidėję ant stalo, žmonės lauks ir iš karto parodys. Vėlgi, nereikės gaišti laiko. Dar kas svarbiau yra, vėlgi, prisimenant tą diržą ir šitą paskatinimą. Mes puikiai žinome, kad jeigu mes bet kam žmogui akcentuojam, kad tu darai blogai, taip nedaryk, tai nelabai ir veikia. Žinojimas, kaip daryti yra blogai, jisai nepadeda daryti gerai. Reikia, kad žmogus žinotų, kaip padaryti gerai. O tai reiškia, jeigu prieš 2 savaitės įspėsit, tas žmogus galbūt ir susitvarkys viską, išsivalys, pasiruoš dar ką, bet jisai bent jau žinos, ką reikia padaryti. Jisai žinos, jisai turės tą įgūdį.
Kitą kartą ateis įspėti, vėl tas pats, kas su radarais keliuose, reikia įspėti, tada žmogus ruošis, tada nebus pažeidimo, tada jūs nepagausit jo ir ačiū Dievui. Manęs klausia kai kur, ne? Žinom, kad svarstyklės reikėjo patikrinti prieš pusę metų, įspėjom prieš 2 savaitės ir matom, kad patikrinta prieš savaitę, ar ne? Kaip blogai, nepagavom. Nu, bet nėra blogai, kad nepagavom. Tos taisyklėsgi tvarkingos, ne? Niekam vargti nereikia, viskas puiku. Ir plus žmogus gavo priminimą, kad tai yra svarbu. Kitą kartą gal ir laiku pasitikrins. Čia yra esminis dalykas. Todėl nepagauti šitoje vietoje yra gerai, ta rizika yra labai maža. Plus, ką noriu pasakyti, profesionalus inspektorius, jisai visą laiką pamatys, kada yra susitvarkyta ką tik, o kada yra nuolat tvarka. Nu, dažniausiai, jeigu ateinam į svečius pas ką nors, tai negi nematom, ar tenai tuo metu susitvarkyta, ar visą laiką taip gyvenam. Nu, tikrai matom. Tai inspektorius jo labiau akį geresnę turi, tai tikrai žinos. Ir jeigu mato, kad tam kartui susitvarkyta, nu yra kur nors grafelę galima įsivesti, kad ar ne, kyla įtarimų, kad specialiai pasiruošta šitam vizitui, o nuolat situacija kitokia, ar ne, kitą kartą gal ir neplanuoti ateiti. Irgi lyg ir paprasti dalykai, bet man atrodo svarbu. Dar vienas aspektas. Ką mes matom, kad nevertina verslo priežiūros institucijų visuomenė. Negali sakyti, kad ir visiškai nurašo, nesvarbu ir saugumas ir viską, bet iš principo, ką ten biurokratai, korumpuoti dar prideda, dar ką, nevertina. Ir kodėl nevertina? Todėl, kad nežino, ką apskritai veikia jūs. Jie žino tik tai, kad ateina ir trukdo gyventi. Taip, teisingai. Taip ir yra, ko gero. Bet dabar paimam pavyzdį iš kitos vietos, noriu pailiustruoti. Amerikoje reportažą rodo, kaip eina iš Meksikos į Ameriką vienas žmogelis ir kuprinėje nešasi nelegalius bananus. Nu, kiek ten tų kilogramų, nežinau, 10, 15, kiek ten gali būti. Pasienietis iškrausto tas bananus, ten konfiskuoja, kažkokia ten bauda ar dar ką. Nu ir natūralus klausimas, negi čia ta tokia didelė bėda, kad reikia dabar tos žmogelius gaudyti su šitais bananais. Kas čia, muitai, kokia bėda apskritai? Žurnalistas klausė tą pasienietį ar muitininką, nežinau kas, tos bananus krausto, ir jisai labai dalykiškai pasako. Tyrimais yra nustatyta, kad nekontroliuojant, ten įvešant vaisius, yra užnešamos labai pavojingos ligos, dėl to ten išplinta ir viskas ten baisingai pasidaro ir tada ten derliai žūsta, viskas blogai. Ir staiga matai, kad čia ne 5 kg banano yra, bet čia yra didžiulė epidemija iš esmės sustabdyta. Viskas pasidaro daug aiškiau, kodėl tam tikras dalykas vyksta. Tai tas čia su aiškinimu aišku susiję, bet ir su apskritai su rezultatais. Jeigu mes parodom, kad rezultatas mūsų geras, tai natūralu, kad ir pasitikėjimas bus. O parodyti yra iš tikrųjų sunku. Aš atsimenu maisto veterinarijos tarnyboje, kai pakviečiau blogerių bendruomenę apsilankyti ir kai buvo žiūrima, kaip ten vyksta, ir kai užduoda paprastą klausimą. Mes labai norim gražiai apie jūs parašyti. Tai pasakykit, ką jūs padarot, kad būtų geriau Lietuvoje. Sunku ir labai sunku. Ir tą klausimą uždavus 5 kartus vis tiek sunku atsakyti. Aš dabar žinau, kad geriau žmonės gali atsakyti, bet iš esmės tuo metu aš turiu pripažinti, kad ir aš negavau atsakymą. Taip, pernai buvo 27 ūminių ligų protrukiai, ar ne? Negeras dalykas. Suvokiam, vaikas darželyje, ar ten kur nors kavinėje, ar dar kur vyks, bus blogai. Ūminių ligų protrukis, ten visi viduriuoja, nežinau, kas nors blogai. Tai klausimas, ką institucija padarys, kad kitais metais būtų ne 27, o 20, ar ne? Ar tik 15, ar dar ką. Jeigu jinai pasakys, kad jinai tai padaro ir va šita priemonė yra būtina, kad būtų mažiau ūminių ligų protrukio, arba dar kažko tai mažiau, arba kažko daugiau, labai skeptiškai žiūriu daugelį reguliavimų, bet galiu pasakyti, kad galbūt ir gerai. Tai pasakyti, ką jūs darote ir kaip parodyti, ką jūs konkrečiai pasiekėt, ne kaip siekėte, bet kaip pasiekėte, yra vienintelis būdas parodyti visuomeniai savo reikalingumą. Ir iš esmės dar 2 skaidrės liko, 2 temos. Vieną, ką pastebėjau, tai mes bijome elgtis protingai. Jeigu jau teisėjas man viešumoje sako, kad tai kaip man priimti sprendimą, ar protinga, bet prieštaraujant įstatymui, ar pagal įstatymą, bet neprotinga. Teisėjas tai klausė. Tuo atveju, kai jisai klausė, netgi aiškiai įstatymė užrašyta, kad galima nebausti arba bausti mažiau.
Bet net jeigu nebūtų parašyta ir teismų praktika ir visi vienareikšmiai konstatuoja, reikia žiūrėti į normos tikslą. Jeigu teisės aktas kažko reikalauja ir mes matom, kad vykdant šitą reikalavimą gausim atvirkštinį rezultatą arba rezultato nebus, reiškia, reikia žiūrėti vis dėlto ir tikslingumo požiūriu ir teisės aktą skaityti protingai. Bet mes tai daryti bijom. Bijom dėl ko įvairiausių priežasčių. STT apkaltins korupciją, žurnalistai apkaltins kokį nors ten irgi dar ko, politikai vėl kažko apkaltins, viršininkas apkaltins, dar ką apkaltins, aptikrins, dar ką, kad saugiau būtų, tai mes visiems vienodai į jokias aplinkybės neatsižvelgiam. O tai iliustracija iš Amerikos kaip tik irgi labai iliustratyvi, nubaudžiamas yra pravažiuojamos banko savininkas iš esmės dėl to, kad bankomate nėra brailio rašto, nors kaip atvažiuoja žmogus mašina ir nėra brailio rašto ant klaviatūros, nors turi būti visur ir nubaudžiamas. Arba kita iliustracija, mano bičiulis vienas iš Liberalų sąjūdžio, kaip tik yra komisijoje, kuri priiminėja pastatus, kad tinkama neįgaliesiems. Tai sako, vidury laukų atsidaro manikiūro kabinetas. Aišku, name, kuris nepritaikytas neįgaliesiems. O jisai žmogus, nors ir pats ant ratukų, bet turi tikrai sveiko proto, nusako, užkabinkim ten A4 skelbimuką, kad neįgalieji aptarnaujami namuose, ar ne? Ir problema iš esmės išspręsta yra. Neturi būti kliūtis atsidaryti to kabineto žmogui. Tai vėlgi, kai taip elgsimės, tai ir mus traktuos kaip protingus. Jeigu taip nesielgsim, tai mus traktuos kaip beviltiškus biurokratus. Tai atitinkamai tą reikia daryti. Ką aš noriu pabrėžti, laiko nėra, bet ką noriu pabrėžti, tik tai garantijos elgtis protingai ir saugumas, visa tai yra. Ir dabar jau tikrai paskutinė skaidrė. Visi mes užsikasame popieriais, visi kartais galvom, kad nėra rezultatų, tai vienintelė išvada. Reikia galvoti ir spręsti. Tai, kas čia vyksta šitoje konferencijoje, galbūt sakykim taip, tai yra gramatikos mokymas, analogiją pasakyčiau. Žmogus ir nemokėdamas gramatikos gali normaliai kalbėti. Ir nežinodamas, kaip mąstyti ir kaip priimti sprendimus, jis gali juos protingai priimti. Kartais verta pasimokyti gramatikos, kad tai būtų sistemiškiau. Tai aš tikrai labai kviečiu ir mokytis tos gramatikos, jeigu ir nesimokom, tai vis tiek galvoti ir spręsti, kad visas tas problemas išspręstumėm. Bijau, kad užėmiau per daug laiko, bet iš tikrųjų tai mano paskutinė skaidrė ir palinkėjimas būtų. Tikrai galvokim, spręskim ir tada bus gerai. O dabar, kadangi iš panelistų mūsų, kadangi išsilakstė kiti, mes turim kolegą mano Giedrių Kadziauską, ūkio viceministrą, tai jis dar kažką papildys ir paskui mums tikrai liks dar laiko padiskutuoti ir klausimus atsakyti. Labadiena. Malonu Jūs matyti. Ši konferencija turi tokį prieskonį, kaip tarsi privatus verslas atėjo viešajam sektoriui pasakyti, mes jau susitvarkėm, dabar tvarkykitės jūs. Ir tai, kad kai kurios institucijos jau yra labai pažengusios ir jos parodė, kad galima taip susitvarkyti, iš tiesų yra geras signalas. Į kokį lauką atėjo ūkio ir teisingumo ministerijos inicijuodami šitą pertvarką, šitos pokyčius priežiūros institucijų srity, atėjo į lauką, kuris yra labai skirtingas. Labai skirtingas. Iš esmės, priežiūros institucijos daro labai panašų darbą. Kitaip tariant, valstybė Lietuvos visas priežiūros institucijas pasamdė, kad jos skirtingose srityse žiūrėtų, ar verslas atitinka įstatymų reikalavimus ir ar verslas saugo tuos gėrius, kuriuos yra sugalvota įstatymai saugoti. Ar tai yra vartotojų sveikata ir saugumas, ar tai yra aplinkos saugumas, ar tai yra kažkokie kiti gėriai. Iš esmės, labai panašiai šitų institucijų funkcija. Tačiau tai, kaip jos tai daro šiandien, yra labai skirtinga. Vienos institucijos vertina riziką
ir nesiblaško. Kitos institucijos laukia kažkokio tai signalo, pyptelėjimo, žurnalisto, politiko ar kažko tai ir bėga paskui skundą, tikėdamiesi ten atrasti pažeidimą. Ir labai dažnai atranda. Tačiau tuo pat metu galbūt kitoj vietoj rizikingesniam objekte įvyko kažkoks iš tiesų rizikingas ir žalos atnešęs įvykis. Tai yra tai, kad labai panašios institucijos turi labai skirtingus metodus ir labai skirtingus įrankius. Ir aišku, tai padeda pertvarkai, kada viena institucija lygiuojasi į kitą, suprasdamos, kad yra labai daug panašumų. Labai smagu yra girdėti tą pasakymą, jog, žinokit, mūsų institucija yra labai specifiška. Dėl to mums gali negalioti visi tie jūsų siūlomi konsultavimo, klausimynų ir kiti metodai. Ir tame mano pasakyme yra ironijos, nes iš tiesų aš manau, kad ir turi būti ironijos. Institucijos yra labai specifiškos tame objekte, ką saugoja. Ir tikrai negalima taip pat skaičiuoti aplinkosauginių objektų, kaip skaičiuojam mokestinius. Bet metodas, kokiu būdu institucija nori įgyvendinti savo pagrindinį tikslą, tai kad nebūtų žalos, kad būtų kažkoks gėris apsaugotas, yra labai panašus. Ir tada, kada mes perlipam per tą pirmąjį, mes esam labai specifiški nusistatymą. Antrasis yra, kurį man labai malonu girdėti visam šitam procese, tai yra, žinokit, mes irgi turim tokią bėdą ir mes padarėm tą ir tą. Ir tada, kada institucijos pradeda taip kalbėti, reiškia viskas. Jau esam tam lygmenį, kur nepriklausomai nuo specifiškumų, nuo ten konkrečių ES reikalavimų, kurie tikrai neleidžia mums taip elgtis, nes čia ES yra harmonizuota, sako, taip, mes irgi turim skundų bėdą. Žinokit, pas mus mėnulio fazių paspirty, užbėgimai yra skundų, mes nežinom, ką daryti. Ką jūs darot? Ir tai, tiesą pasakius, yra didžiulė problema. Ir per vieną iš posėdžių darbo inspekcijos atstovas kaltu veidu pasakė, mes galvojam nebereaguoti kiekvieną skundą. Ir mes pasijautėm kaip anoniminio alkoholikų klube, kur žmonės pasakė, aš turiu bėdą ir aš su ją tvarkysiuos. Ir mes dabar žinom, kad tokių bėdų yra daugiau. Apie inspektorių ir verslą, kada jie susitinka konkrečioje įmonėje. Mūsų komanda Ūkio ir Teisingumo ministerijų, kurie koordinuoja ir spartina šį procesą, mes su dviem institucijom, su Nemaisto produktų inspekcija ir su valstybinė darbo inspekcija einam kartu inspektuoti. Labai ačiū tom dviem institucijom, kad mus įsileido. Mes davėm įžadus. Pasakė, mes nieko nekalbėsim tenais, kad ir kaip būtų sunku. Mes neklausim nei inspektoriaus, nei verslininko. Mūsų tikslas yra ne šitas konkretus inspektorius ar šita konkreti įmonė. Mūsų tikslas yra geriau suprasti, kaip vyksta pats procesas. Ir mūsų tikslas yra su šiek tiek kitokiu požiūrį į patį inspektavimo tą veiksmą pamatyti daugiau. Ir tiesą pasakius, visose tose vadybos teorijose taip pat yra rekomenduojama aukštiems įmonės vadovams ateiti prie staklių. Ateiti prie staklių ir kalbėti su darbuotoju ir žiūrėti, kaip vyksta procesas. Todėl, kad darbuotojas prie staklių
jisai vienomis akimis žiūri į savo kasdienybę ir dažnai jisai nemato to, kas jam jau prie ko akis yra visiškai pripratusi. Ir antra vertus, mes patys labai daug išmokstam. Ir matom, kaip yra svarbus, koks svarbus yra tas susitikimas. Daug verslininkų nepamato jokio asmeninio santykio iš visų valstybės institucijų, kol nesusitinka inspektorius. Jas gali įsiregistruoti įmonę, priduodamas dokumentus per langelį arba internetu, gali pradėti veiklą, bet tada, kada tu susitinki inspektorių, tu susitinki fizišką valstybės agentą. Ir Seimo nario dažnai nematai, išskyrus per televiziją, ministro, o čia yra valstybės agentas tavo kieme. Ir nuo to labai daug kas priklauso. Ir valstybei labai reikalinga, kad šitie žmonės būtų geranoriški. Iš tos apklausos, kurią Remigijus pristatė vieną tokį akimirksnį, yra ir kita duomenų grupė apie tai, kaip jūs vertinat inspektorius, kurie pas jūs atėjo. Ir labiausiai inspektoriai patinka už dvi savybės. Už geranoriškumą ir už profesionalumą. Ir geranoriškumas yra pirmoje vietoje. Ir čia, man atrodo, yra labai didelė galimybė inspekcijos. Jeigu man pasakytum, kad aš pirmiausia, tiksliau mano paslaugas pirmiausia vertina ne už tai, ar aš viską žinau, visus reikalavimus su punktais ir kaip daryti, bet už tai, kad aš darau taip pat, kaip elgiuosi su savo seneliais arba su draugais, taigi čia kaip pigu yra. Mes man labai lengva investuoti į tai, kad aš tinkamai pasisveikinu, tinkamai atsisveikinu, nesusinervinu, paaiškinu, jeigu nežinau, tai nesuku uodegos, o pasakau, kad nežinau, čia yra kito specialisto klausimas, mes jums atsakysim į šitą klausimą, kad aš nepriekabiauju be reikalo, neleidžiu savo kažkokiems vaikystės traumams išsilieti ant to verslininko. Šitos dalykus suvaldę jūs galit laimėti ir Lietuvos valstybė gali laimėti gerą santykį su verslais. O susitikimų verslininkų ir inspekcijų Lietuvoje yra labai daug. Labai daug. Per metus 150 000 inspekcijų. Inspekcijų tai yra patikrinimai. Lietuvoje mes turim kokį 50 000 veikiančių uždarų akcinių bendrovių. Mes turim kokį 80 000 individualiai veikiančių asmenų. Ir turim 150 000 vienetų patikrinimų. Man atrodo, kad čia yra labai didelis skaičius. Labai didelis skaičius. Ir kiekvienas tas fizinis susitikimas, jis ir yra toksai. Žmonės sveikinasi, tikrinasi. Potencialiai kiekvienas jis yra konflikto šaltinis. Ir tai, kaip tie konfliktai sprendžiami, labai tokie paprasti bendražmogiški dalykai labai daug nulėmė galiausiai. Ir paskutinė mano tokia pastaba apie rizikos vertinimą ir apie svarbius ir nesvarbius dalykus. Nes iš tiesų rizikos vertinimas yra tai, kaip atskirti svarbius dalykus nuo nesvarbių ir kaip surasti svarbiuosius ir kaip suplanuoti savo darbą, kad eiti į svarbiausius dalykus. Ir šiandieninė situacija yra šiek tiek panaši į galvos slėpimą smėlyje. Todėl, kad šiandien yra teigiama, kad tada, kada inspektorius ateina, jisai apžiūri viską. Yra tokia prezumpcija, kad inspektorius apžiūrės viską ir galiausiai patikrinimo akte parašys: pamačiau šį ir šį pažeidimą ir tas sąrašas yra baigtinis, uždės parašą, antspaudą arba nedės ir sakys:
daugiau pažeidimų nėra, preziumuojam, kad aš viską patikrinau. Bet tai nėra tiesa. Jeigu mes turim kokį 700-800 kažkokių reikalavimų įmonė iš visų teisės aktų, nebuvo nei noro tiek, nei galimybių viską patikrinti. Ir inspektorius yra išleidžiamas, toks nuogas į dilgėles ir jis prisiema riziką už visą tai, ko nepatikrino. Ir jisai sprendžia vietoje. Kartais sprendžia, taip kaip Remigijus sakė, pagal tai, už kur jį nuveda už rankos. Dažnai sprendžia labai paprasti žmogiški dalykai. Inspektorius chemikas tikrina chemiją, inspektorius inžinierius tikrina inžinierinius dalykus, inspektorius higienistas tikrina higienos dalykus, nepriklausomai nuo to, kas iš tiesų yra tenais. Ką pažįstu, tą ir tikrinu. Tai nėra pati geriausia situacija inspekcijai. Ką padaro rizikos vertinimas? Rizikos vertinimas šiandieninius sprendimus, kurie daromi chaotiškai arba taip už akių, juos išviešina. Nes klausimynas tai yra pasakymas, mes suprantam, kad mes visko negalim patikrinti. Ir mes šitoje situacijoje norime aiškumo ir parašom sąrašą. Įmonių sąrašas rizikos vertinimo sistemoje irgi yra pasakymas. Mes suprantam, kad 18 000 įmonių, kurios yra mūsų sąraše, mes negalim visų patikrinti. Mes turim išsirinkti pačias svarbiausias. Skundų nagrinėjimo tvarkos, kai kuriuose inspekcijos, kurios leidžia atsirinkti pagrįstus skundus nuo akivaizdžiai nepagrįstų skundų ir tos tvarkos, kurios leidžia apsispręsti, kokiu būdu mes nagrinėsim šitą skundą, ar mes vyksim į vietą, ar mes įrašysim į rizikos vertinimo sistemą, kad dėl šitos įmonės tos ir tos veiklos elemento mes gavom skundą. Tai yra esamos problemos įvardinimas, pripažinimas ir tam tikra prasme sprendimas. Labai gaila kartais tikrai, kai kurios inspekcijos pripažįsta, kad skundai yra jų veiklos pamatas. Pamatas ta prasme, kad kiekvienas skundas priverčia sėsti į mašiną, jungtis variklį ir važiuoti. Nes tuo pat metu galbūt vyksta kitas daug svarbesnis dalykas. Ir tiesiog skundas nebeleidžia susikoncentruoti tuos svarbiausius dalykus. Tai tiek mano pastabų. Ačiū labai Jums už dėmesį. Iš tiesų turim dar laiko kažkiek, tai gal gerai būtų, jeigu kas nors iš tų, kas atlieka tą darbą, apie kurį mes šnekame, pasakytų, ar pavyksta kas nors, ar nepavyksta praktiškai. Aš manau, kad geriausias būtų žanras, bet be abejo ir visos kitos intervencijos yra labai laukiamas. Labą dieną visiems. Aš esu kainų komisijos administracijos direktorė. Tai Giedriau, kad jums alergijos nesukelti, tai nesakysiu, kad mes specifiški. Bet noriu jūsų paklausti. Ar jūs per 3 metus supratote, kuom skiriasi krautuvėlių, kirpiklėlių ir kirpiklėlių prižiūrėtojai nuo valstybinio reguliavimo monopolijų ir oligopolijų? Ne, aš galiu atsakyti, kad turbūt tikrai nesupratome tiek, kiek jūs žinot. Tai čia akivaizdu ir kitaip kad būti negali ir man atrodo jūsų klausimai ir skaitytas atsakymas. Aš neturėjau jūsų įžeisti. Ne, tai tikrai aš neįsižeidžiu, aš tikrai nuoširdžiai sakau, natūralu, kad jūs žinot geriausiai apie savo darbą, kaip ir kiekvienas kitas apie savo darbą, ar ne? Bet aišku, kad supratom šitą. Kaip ir jūs suprantat šitą apie kirpiklėlį, ar ne? Dalyko nežinot, ko skiriasi. Tai nesuprantam. Tai todėl... Jo, tai jeigu galima, aš tada paveiksiu atsakyti klausimą, tada jeigu klausimas čia yra. Nes, aišku, galite papasakoti, ko skiriasi, mes tada detaliau žinosim. Nes yra dalykų, kurie vienodi, yra kurie skirtingi. Ir labai aišku, kad kvaila būtų reikalauti klausimyno atominės energetikos inspekcijai, kad ne atominė elektrinė tikrintų pagal klausimyną, ar ne? Kvaila būtų, ar ne?
Tai tas, tiesą sakant, yra labai aiškiai ir užfiksuota visur ir tą mes labai puikiai suvokiam. Bet kartu, kvaila būtų sakyti, kad daugelis tų principų, apie kuriuos mes šnekam, jie yra kažkokie kitokie, kai mes kalbam apie kitą sritį. Mes, aišku, galim daryti prielaidą, kad didelis monopolistas žino daugiau negu maža kepyklėlė, bet ko gero sakyti, kad jisai žino visko, ko mes norim, tai atsiprašau, aš turiu pasakyti, kad net energetikos politikos formuotojai labai natūraliai visko nežino, ką jie suformuoja. Nes kartais, kai aš užduodu klausimus per vyriausybę, ne visą laiką gaunu jos atsakymus. Tai aš manau, kad vėlgi ir išgirdus ironiją jūsų balse sakyti, kad viskas yra specifiškai ar kitaip, jūs esat visiškai teisi ir visiškai neteisi tuo pat metu. Aš nesakau, bet ir sakiau, kad čia labiau Giedriui skirta. Mes nesam visiškai specifiški. Bet vykdant tą visą prižiūrėtojų reformą, kai jau išsiaiškinom, kad yra tokia specifinė veikla ir jūs kaip nuleidot, pavyzdžiui, tos pačius klausimynus arba tą pasižadėjimą nebausti pirmais metais ir panašiai, tai jūsgi matėt, kad yra išimtis. Ir galėjom mes iš karto numatyti. Nes tada mūsų vadovybė gauna iš jūsų tokius protokolinius ir tokius sprendimus, verčia mus taikyti, mes įsigilinam, sakom neįmanoma, tada bandom skaidyti veiklą į tą sritį, kur yra įmanoma, tą daryti, kur yra neįmanoma, protingai viską skaitom, tada ateina Lietuvos dujos, mes tikrinam, darom patikrinimą, surandam pažeidimų, Lietuvos dujom va tokiom akim sako, kad jie nežinojo, kad baliono negalime traukti į pagrįstas sąnaudas, mes vis tiek baudžiam, dabar laimėjom bylą. Ir suprantat, o Lietuvos dujos sako, o jūs skaitėt, ką jums parašė Teisingumo ir ūkio ministrai? Vat jūs visiškai neraštingi. Tai tik norėjau pasakyti, kad mes tokie esam, dėja specifiniai. Taip pat noriu tada pasigirti ir jums pasakyti ačiū. Mums kaip reguliuotojui dabar atsirado nauja veikla, kur mes kaip ir reguliuojam, o kaip ir nereguliuojam. Tai yra atsinaujinanti energetika. Jų labai daug. Tai yra močiutės, ten statančios saulės elektrinės ant stogų ir visos patapusios energetikais dabar. Ir vat mes juos prižiūrim. Ir kai mes prašom pateikti informaciją apie tai, kiek pagamino, kiek pridavė ir panašiai, tai jai iki siaubas. Ten ta ataskaita, jinai yra 3 eilučių, bet jinai ir jos negali užpildyti. Tai vat šitam sektoriuje mes dabar taikom visą tai, vat, ko jūs mums išmokinot, ir bandom tai močiutei padėti ir patys kažkaip gyventi su tuo. Tai ačiū. Iš tikrųjų, man tada išvada visiems, akivaizdi, kad tą momentą, kai mes pasakysim, kad mes vieninteliai geriausiai išmanom savo specifinę sritį, tai mes esam žlugę. Ir kitą momentą, kai ir Giedrius ir aš pasakysim, kad mes tikrai žinom viską apie tai, ką mes darom, tai mes irgi esam žlugę. Tai iš tikrųjų tas dialogas ir vyksta ir tikrai norėtųsi, kad jis vyktų kuo detaliau ir iš tikrųjų aš labai linkiu mums visiems rasti būdų, kaip kasdien atėjus į darbą, rasti, ką padaryti geriau. Aš irgi žinau, ką būčiau daręs geriau per tos 4 metus. Tai manau, kad ir jūs taip pat ir visi kiti išmokai. Jeigu galima truputį irgi replikuosiu valstybės mokesčių inspekcijos grįžimo pavaduotojas. Iš tiesų aš norėčiau pasakyti, kad aš puikiai atsimenu pirmus mūsų susėjimus ūkio ministerijoje, dalyvaujant be abejo Teisingumo ministerijos atstovom ir galiu užtikrinti, nes pozicijoje dalyvavau, pirma šneka po visų va tokia. Mes kiekvienas esame ypatingi. Jūs įsigilinkite į mūsų specifiką. Tai iš tiesų man dabar džiugu pasakyti, kad praėjus jau tiek laikui, tas etapas jau yra senai praeitis. Iš tiesų mes visi suprantame, kad mes esame kiekvienas ypatingas ir nepakartojamas, bet lygiai taip pat suprantam, kad iš tiesų tie dalykai, apie kuriuos yra šnekama toje koncepcijoje, iš tiesų priežiūros proceso tobulinimo, kiekvienas turime juos pritaikyti pagal savo tą ypatingumą, pagal savo tą specifiką. Ir tikrai galiu užtikrinti, kiek mes turim diskusijų dėl atskirų reikalavimų įgyvendinimo, visada randam bendrą požiūrį, visada randam bendrą kalbą, būtent gerbiamas ministras šiandien šnekėjo apie protingumo kriterijų. Mes visada per jį randam bendrą sprendimą, kai sakom, kad mes negalim kažko aklai taikyti. Kita vertus, tenka pripažinti, yra iš tiesų sričių, kur mes iš tiesų irgi pirma spontaninė, galbūt kažkiek emocinė reakcija buvo. Beveik pažodžiui sakiau panašiai, ar jūs įsivaizduojate, kad galima parengti klausimyną patikrinimui, kaip, pavyzdžiui, kad ir vidutinė dydžio įmonė, kaip apskaičiuoti teisingai, ar buvo apskaičiuoti mokesčiai ir sumokėti ir deklaruoti mokesčiai.
Sakė, tai neįmanoma, tai bus keli šimtai klausimų. Tai bus klausimynas, kuris bus našta tiek pačiam tikrinančiam, jau nekalbant apie patį mokesčių mokėtoją. Tai mes jo ir neparengėm, bet mes parengėm kitus klausimynus, kurie tam tikrose srityse palengvino tikrai ir mūsų darbą, ir mokesčių mokėtojų darbą. Tai yra, galima visada rastų nišų, kur tos klausimynus galima pritaikyti, šito dabar esam įsitikinę, turim pasitvirtinę dar gal nedaug klausimynų, bet tikrai manom, kad jų iš tiesų daugės. Bet aišku, mes liekam prie tos nuomonės, kad nebus vieno bendro, pagal kurį atėję į įmonę mes galėsim patikrinti mokesčio skaičiavimo teisingumą. Nes čia liekam prie savo nuomonės be abejo, kad tai yra kūrybinis darbas, beveik autorinis darbas, kiekvienu atveju ir panašiai. Bet tikrai tos reikalavimus kiekvienas gali pritaikyti pagal savo ypatingumą. Ačiū tikrai. Šitai, iš tiesų, dėl klausimų aš noriu užfiksuoti netgi, kad mes, kai gal per mažai šnekėjome apie tai, kaip mes matuojam tos tikslus ir rezultatus patys savo, tai vėlgi verslininko apklausą daryti yra vienas iš tų matavimo dalykų, patikrinti, ar pavyksta ar ne. Tai mes savo keliam tikslą, kad šį rudenį būtų apie 50% patikrinimų būtų darom pagal klausimynus. Manėm, kad idealiu atveju, prie ko turim ateiti, tai turi būti, jeigu tiksliai atsimenu, 80% patikrinimų turėtų būti pagal klausimynus. Mes tikrai nemanėm, kad visi ir net nekeliam to tikslo. Yra natūralios ribos, kada mes sakom, kad ne, jokie klausimynai čia nebepadeda. Galiausiai su monopolistais bendraujant ar su to pačia atominė elektrinė, tai apskritai bendravimo stilius visiškai kitoks yra. Tai vyksta dialogas ir apsikeitimas nuomonėmis ir iš principo diskusija. Nėra tokio vienas, tai kompetencijų galios abiejose pusėse yra tokios didelės, kad iš tikrųjų taip visko nesuvesi. Tai tą tikrai, manau, svarbu visiems mums išsigryninti. Kas dar turėtų? Gal iš kitos pusės kas dar? Prašau. Labadiena, Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorė Rolanda Lindienė. Iš tikrųjų, visą, ką jūs šnekate, mes visiškai neprieštaraujam ir apie tai galvojam ir nuoširdžiai pritarėme ir anksčiau jau apie tai galvojame, bet kai ką iš tikrųjų sunku įgyvendinti, labai norėtųsi, gal kokį konkretų pavyzdį gal būtų galima užskaityti kaip viešąją konsultaciją, tai jūsų mums. Dėl skundų tyrimo, iš tiesų vadovaujantis protingumo kriterijais. Visi žinom, kad valstybės tarnautojų visi judesiai yra labai aiškiai reglamentuoti. Ir taikyti protingumo kriterijų daugeliu atveju iš tikrųjų neleidžia viešo administravimo įstatymas, išskyrus tą atvejį šiek tiek palieka mums laisvę, teisę rinkti, šiek tiek laisvės, kai rašomas skundas, pateikiamas skundas dėl to paties dalyko, per metus. Bet turime begalę mėnulio fazių, turime jūsų klientus kalinius, kur iš tikrųjų Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistų, galbūt pusantro specialisto, aš jau specialiam dalymam susakiusi, sėdi Lukiškėse, jie gyvena tenai. Dėl to, kad kamerų labai daug ir tų visokių patalpų ir vis tiek sugalvojame šiek tiek pasiskusti dėl kito aspekto, ir toje pačioje kameroje. Čia pats mūsų skaudžiausias, nes iš tikrųjų išvaistomas valstybės lėšos, tyčiojamas iš valstybės tarnautojų, sprendimai mūsų apskundžiami, neveikimas, netoks veikimas, ir reaguoja daug aukštesnės institucijos iš tos skundus ir labai rimtai, ypatingai šiuo metu. Ir krūva kitų skundų, eilė kitų skundų, kur... Aš supratau, ačiū. Ką daryti, žiūriu, kad laikas eina, tai aš porą minučių klausimų gal atsakysiu ir tada paleisiu į kitas sesijas. Tai iš tiesų problema, kaip ir Giedrius sakė, yra universaliai būdinga visiems. Tikrai visiems. Dėl kalinių tik reikia tik suprasti, kai uždarytas esi ir neturi ką veikti, tai labai natūralu, kad yra daugiau fantazijos, dėl ko pasiskusti, negu šiaip, kai turi eiti darbą ir rūpintis vaikais. Tai vėlgi aš pratęsdamas Giedrius atsimenu tą diskusiją, kur darbo inspekcijos atstovas pasiteisindamas sakė ir kitus dalykus. Ne tik, kad mes turim bėdą, kaip sakė, kaip anoniminių alkoholikų bendrėjai, bet ir tam tikrus receptus. Sako, žinot, kai kuriais atvejais mes iš tikrųjų raštu neatsakinėjom, o paskambinam ir išsiaiškinam, kokia ten situacija ir sprendžiam. Bet tai ne visai atitinka viešo administravimo įstatymą. Bet tada noriu pareklamuoti penktadienį. Bus kaip tik vyriausios administracinių ginčų komisijos konferencija, kaip tik Teisingumo ministerija, kur be kitų dalykų ir apie tuos eis kalba, nes vyriausios administracinių ginčų komisija dažniausiai yra ta pirma stadija, kur skundžiamasi į teismą ir ten irgi yra tam tikrų pastebėjimų. Bet ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad vis dėlto daugeliu atveju, aš galiu pasakyti labai konkrečiai, kartais pasakymas ačiū, prašau ir jeigu turėsite pastabų, kreipkitės dar kartą, yra daug svarbiau negu jūs pabandykit. Aš žinau, su kokia mintim jūs,
padrasinsim, tai visai užpuls. Bet jūs pabandykit, o tada po pusės metų pašnekėkim, ar tikrai veikia ar ne. Ir vėlgi, aš nesakau, kad galiu duoti receptus, ką padaryti. Bet esminis dalykas, kad iš tikrųjų nebūtų stručio politikos. Mes pirmiausia turim pripažinti, ko šiandien ne visai darome, kad dalis skundų yra nepagristų. Iškelkim savo klausimą, ką su to daryti, rinkime su inspektoriais, rinkime su organizacijom, kurios atstovauja šitų žmonių teisės, pasikvieskit Kalinių globos draugiją, kitus asmenis, kaip iš tikrųjų daryti šitą vietą. Kalėjimo departamentas, jo atstovai čia irgi turi tą pačią bėdą, daug dar didesnį ir irgi ne iki galo susitvarkė, patikėkit. Bet man atrodo, kad mes jeigu esam pirmoje stadijoje, tai jau yra neblogai. Jeigu mes pradedam žiūrėti atvirai į problemą ir tą spręsti. Tai aš tikrai suprantu, kad neatsakiau jūsų klausimą, bet suprantu, kad labai svarbu suvokti, kad iš tos klausimus reikia patiems atsakyti. Ir tikrai čia ne ministrai ar dar kažkas gali nuleisti tos atsakymus. Noriu padėkoti Jums už klausimą, už replikas ir tikrai geros dienos šiandien konferencijoje. Ačiū Jums.